Ei, sveiki draugai, na ką, šiandieną sekmadienis ir vėl mes susitinkame pirtelėje. Taip, pirtelėje vėl gaminsime maistą. Negalėjau įkelt praeitą savaitgalį, buvau išvykęs į Lietuvos kemperių uždarimą. Tai buvau tenais, už tai nekėliau video, negalėjau, atsiprašau visiems, kas laukia. Na, bet dabar jau atėjo ruduo ir tuoj apstos darbai ir viskas grįš į savo vėžes, po 2-3 video galbūt į savaitę. Na, žiūrėsim, nuo kokio spalio mėnesio, manau, bandysim. Tai va, šiandieną mes gaminsime kazane, kaip ir kažkas minėjo, tai kazanų sezonas niekada nesibaigia. Vasara galbūt yra aktyviau, bet kai karštai irgi prie to kazano stovėt. Na, o ruduo, pavasaris, žiema, ypač kada šalti vakarai, pastovėt prie kazano, pasišildyti ir pasigaminti puikų maistą, yra super daiktas, tai aš sakyčiau, kazanų sezonas tik įsibėgėja. Tai va, hebrytę šiandien gaminsime avienos sriubytę. Tokia bus šilta, gera, truputėlį su aštrumu, kad sušildytų. Nes šiandieną jau oras nekoks. Tai va, lyja pas mus, nieko nepadarysi. Toks jau Lietuvos tas oras. Tai va, žiūrėkit, hebra. Naujas atributas mano virtuvėje. Tai Iron Monkey Kitchen. Tai aš jį gavau dovanų nuo žiūrovų. Labai esu patenkintas. Pažiūrėkit, pagaminta iš eko medienos. Laikrodis, viskas funkcionuoja. Aš dabar neįdėjęs čionais batareikų, bet būtinai įdėsiu. Žmona parveš iš parduotuvės. Ir man jį atsiuntė gravit.lt. Štai pasižiūrėkit. Aš jums įdėsiu nuorodą po šiuo video. Jie gamina visokius namų interjero dizaino elementus. Tai ant sienos paveikslus, štai laikrodžius tokius. Dirba taip pat ir su individualiais užsakymais. Jeigu jūs turit kažkokią tai fantaziją savo galvoje, būtinai jiem parašykit ar susisiekit su jais, jie, manau, tikrai įgyvendins. Super hebrytė, jaunimas pradėjo naują verslą ir aš tai palaikau. Gravit.lt, žiūrėkite po aprašymu. Jų nuoroda į Facebook puslapį, į internetinę svetainę. Tai būtinai, kas norit, susisiekit. Štai toks dalykas. Susidūriau su tuo tokiu sekmadieniniu neįkėlimo video vien dėl to, kad negaliu sueditinti. Tai pas mane tik tais yra senas toks stacionaras kompas, prie kurio aš dirbu. Na, biškai ir žaidimus pažaidžiu, bet jis tikrai jau senas. Tai ką norėjau pas jūs žiūrovai paklausti. Galbūt kažkas iš jūsų turit nešiojamą kompiuterį, kuris tiktų editinimui. Man tai labai padėtų, nes aš dažniausiai savaitgalis išvažiuoju, kad ir ateinantį savaitgalį suplanuotą žvejybą, tai aš nufilmuosiu, bet negalėsiu iškart sueditinti. Grįžti sekmadienį vakare, tai jau tikrai neini prie kompo, o tuo tarpu, kai ten verda kažkas ar šiaip, porą valandų rasi prie ežero ar kažkur išvažiavęs, atsidarėjai, sudėliojai, idėjai ir jūs turit turinį, geriausią turinį. Tai va, tai noriu paklausti, galbūt kas nors turit nebereikalingą nešiojamą kompiuterį. Aš iš jūsų jį galėčiau nupirkti, žinoma, biudžetas mano nėra labai didžiulis, tai būtų aišku labai liuks, jeigu kažkas prisidėtų laptopą prie kanalo, tai čia iš vis būtų pasaka, bet aš jį galiu nupirkti. Biudžetas mano yra 300 eurų. Sąlyga, nesąlyga, o toksai būtų prašymas, reikalavimas, nežinau kaip pavadinti, tai kad būtų bent jau GTX 1050 vaizdo kortą jame, nes mažesnės kartos ar ten silpnesnės jos po to nepatempia vaizdo editinimo programų, labai viskas stringa ir gaunasi nekokybiškas editinimas, todėl kad pačio vaizdo editinimo nematai. Būna tada lėvi sujungimai, vienu žodžiu, čia daug pasakot. Tai va, hebrytė, būtinai su manim susisiekit, palieku po aprašymu savo Facebooką, savo e-mailą, parašykit man, jeigu kas nors turit, tikrai susitarsim. Na va, vėl šiandieną gavosi toksai ilgas intro, bet nieko tokio, tai dabar kokių mums ingredientų reikės. Tai nusipirkau aš čia avienos kaklas, man atrodo, jo. Tai reikės bulvių, reikės daržovių, morkos, cukinija, kalendra, krapai, svogūnai ir paprika. Taip pat mums reikės aliejaus, druskos, čia druską tokią nusipirkau su česnaku ir raudonąją papriką maišytą.
Taip pat mums reikės 5 rūšių pipirų, česnakiniai pipirai. Na ir toks patiekalas be kumino tai niekur. Tai naudosime Santa Marijos prieskonius. Aš juos renkuosi ne dėl to, kad tai bus reklama ar dar kažkas. Na, man jie patinka. Jie turi savo tikrai stiprų kvapą, aromatą. Man jie patinka. Perki kitos rūšės, na ne taip. Santa Marija naudoju seniai ir naudosiu juos ilgai. Gerai, tai ką? Pirmoje eilėje susipjaustome daržovės, pasiruošėme viską ir tada jau keliausime prie kazano. Na ką, tai pirmoje eilėje pradedam turbūt nuo svogūno. Apsilupsime svogūną. Norėčiau dar įdėti raudonojo svogūno, bet na neturiu dabar. Tai jis ir paprastas. Taip, tai aš imu 2 galvas ant kilogramo mėsos. Ir susipjaustome, tai pjaustam svogūną gan dideliais kubeliais. Šitoje sriuboje bus viskas tokio, gan grubaus ir didelio. Na, štai tokiais gabalais susipjaustykime. Jau supjaustytas daržovės dedame į šoną. Į kažkokį jūsų pasirinktą indą, nebūtinai lėkštę, galite naudoti ir bliūdelį. Na va, pjaustosi maždaug, na, sakyčiau, 2-3 cm tokiais kubeliais. Jie, aišku, atsiskirs. Nieko čia nėra skanaus to. Štai, svogūną susipjaustam. Dabar susipjaustysime cukiniją. Na, yra nuplauta. Aš virsiu ją, dėsiu tiksliau į sriubą su skurele. Tai ją lupa. Man nepatinka ir labai ištišta. Na va, ir vėlgi tokiais 2 cm kubeliais, gan dideliais, susipjaustame. Dedam kartu su svogūnais, su viskuo, nes dėsime visas daržovės vienu metu. Tai jas gali gulėti krūvoje. Taip, toliau. Paprika. Taip pat gan stambiais kubeliais. Jeigu jums nepatinka, galite daryti smulkiau. Na, man būtent šitoje, čia tokia sriuba, kaip čia pavadinti, pasakyti, tai jinai daugiau bus, na, sriuba, bet dideliais gabalais, tai gaunasi valgai ir užgeri sultiniu. Tai va, joje nebus tokio tirštumo, kaip eilinėje sriuboje. Taip pat mums reikės česnako, ko nepaminėjau pradžioje. Tai
Ghost, gal taip sakosi, ir Carolina Reaper. Tai aš pradėsiu nuo žalio, jisai, kaip suprantu, yra pats silpniausias. Jo, čia yra jalapeno ir habanero. Tai paragausime. Kvapas joks, o aštrumas žiūrėsim. Tai imu vieną iš pradžių, gal mažesnį kokį. Ir žiūrim. Pradžioje jaučiasi tik druska. Aštrumas, kiek suprantu, turėtų ateiti biškį vėliau. Skonis nieko. O, biškį kikina. Ne, bet tai tik truputį liežuvį ir gomarį, taip, sakykime, kutena. Tai pakalbame apie sudėtį. Bulvių traškučiai su jalapeno habanero paprika. Tai sudedamoji dalis 55% bulvių, rapsų aliejus, jalapeno paprika, svogūnai, česnakai, gelsvė. Habanero paprikos, maltodekstrinas, druska, natūralios kvapnėsios medžiagos ir maistinė vertė. Tai 508 kilokalorijos, cukraus 1,4 gramo, na, vienu žodžiu. Visokių ir dar kažko nematau, kad būtų parašyta. Na, viskas, va, pakuteno truputėlį ir tiek. Gerai, bandom Flaming Ghost. Tai čia mes turime bulvių traškučiai su Ghost paprika. Tai tuo mes paragausime, kalorijos yra labai panašios, cukrus taip pat toks pats. Na, čia jau toksai atrodo biški galbūt bus aštresnis. O, nieko neturiu po ranką atsigert, bet o šitas jau geriau. Pagal skonį šitas žymiai skaniau, nes čia jisai toksai, tuoj dar vieną. Neblogai. Šitas jau ir čia žiūriu pradeda kaitinti. Tai štai toksai. Ir beliko dar vienas Carolina Reaper. Na tas tai turėtų būti žymiai aštresnis, todėl kad yra Carolina Reaper pipirų 2,2 milijono. Čia mes turėjome 1,13. Tai turėtų būti dvigubai. O, nu biški yra. Tuoj palaukime, kol truputėlį atleis, kad pajaustume tikrai šitą. Na, aš kai matai, aštriai valgau, tai nėra man tai baisiai kol kas. Bet aš manau, kad va šitas tai bus reikalų. Įmam iš karto tokį didesnį čipsą. Paskaitome, ką čia rašo. Bulvių traškučiai su Carolina Reaper paprika. Nu tas Flaming Ghost davė savo. O ką, bandom Reaperį. Kiek čia praėjo, kol pakalbėjau, iš tikrųjų net nebuvau kameros išjungęs ir jau atslūksta. Nu, šitas bus rimtesnis. Skonis geras. Kol kas nekikina, bet manau, tuoj. O, liežuvio galas pradėjo tirpti. O, pradeda. Šitas jau yra kažkas. Atsigerti nieko neturiu. Seilės pradeda rinktis, broliai. Lūpas. O čia jau. Antro nevalgysiu. Eik tu savo. Bet nėra tai baisiai, va atsigeriau. Ir galima sakyti, nuplovė beveik viską. Atgal grįžta biški, bet nebe taip stipriai. Ką, užskaitau štai šitos čipsus, kas norit pasibandyti save aštrume. Tai, pradeda deginti. Dėjo iki gerklės. Štai šitas, jau aš valgant aštriai yra aštru. Tai juos rasite parduotuvėse, Čias čipsai. Galite užsisakyti online. Jie taip pat ten sugalvoja visokių tai skonių negerų. Na, tų tai nebandysiu. Kaip jau matau, mūsų kazanas įsidegė. Tai laukiu jūsų komentarų. Pakomentuokite, kokį produktą ragausime kitą kartą. O dabar keliaujame prie kazano, jau laikas virti, kepti. Na štai, kazanas mūsų jau įkaito, netrūksta dūmelis.
Tai čia įsipilsiu štai tokį aliejų. Jis yra su česnakais. Daug nepilsime, apie 50 gramų. Ir nieko nelaukdami dedame mūsų mėsytę. Ja truputėlį apkepsime iš 2 pusių. Na ką, tie mūsų pipiriukai tai tokie neblogi. Pipiriukai, sakau, čipsiukai. Dar vis jaučiu. Šiltą vandenį. Dabar jau mažiname ugnį ir pridengsime dangčiu. Taip, mums reikės ją pavirti dabar kažkur tai apie valandą pusantros. Tada tik dėsime daržovės. Dar pamiršau. Į štai šitą mūsų sultinį dedame 2 čili mažuosius pipirus, 1 česnako galvą neluptą ir 1 svogūniuką neluptą. Viskas dengiame ir paliekame apie 1,5 valandos virti. Karts nuo karto atidarome ir nukošiame putelę, nes jinai susidės. Putytė, viskas čia, ją reikia nuimti, mums putyčių čia nereikia. Gerai, tai kol mūsų buljonas verda, mes galime apsilupti bulves. Mums reikės kokių 6-7 bulvių, vidutinio dydžio. Ir jas susipjaustome taip pat kubeliais, gan stambiais. Štai tokiais. Taip pat susipjaustykime žalumynus. Kotelius aš nuplaunu, sakau. Taip nuplauti, bet ir nupjaunu šios. Krapų aš čia naudoju tikrai nemažai. Pjaustau apie 1 cm dydžio. Taip pat ir kalendrą. Kalendrą jau galima su koteliais, nėra dideli. Na štai. Ir dar 1 čili pipiriuką. Bet dabar jau pasmulkinsim, kad jis atiduotų visą savo aštrumą. Ir dabar jau laukiame dar pusvalandį, kol išvirs mūsų buljonas. Tada jau dėsime visas daržovės į saltinuką. Na va, chebrytė jau verda 1,5 valandos. Nugrebinėjau kas kartą puteles, bet jeigu norit dar skaidresnio, tai pakeiskit vandenį tik užvirus. Dabar traukiame lauk visas daržovės, pamiršau dar paminėti, kad galite įdėti morką, tiesiog porą gabaliukų. Tai česnakas dar. Aviena jau pradeda darytis gera. Tai dabar dedant visas daržovės, mes paprieskaniuos. Tai dedame 5 rūšių pipirų mišinį. Česnakinių pipirų. Būtinai dedame kumino. Pagal skonį. Ir viskas. Dabar supilame bulves. Virsime tol, kol bulvės bus išvirusios. Tai apie pusę valandos, sakyčiau. Taip. Ir viskas. Uždengiame ir laukiame dar pusę valandos. Tada ragausime, žiūrėsime, ar reikia dadėti druskos ar dar kažko. Mums reikia padruskinti. Truputį druskos dėsime su česnaku ir pipirais raudonaisiais. Ir žiupsnelį dar paprastos druskos. Ką, chebrytė,
jau verda apie pusvalandį. Tai aš pasižiūrėjau, kad jau bulvytės išvirusios. Kaip ir viskas, mūsų sriuba šiandieną baigta. Dabar beliko sudėti kalendrą. Kalendrą dedu visą ir krapų. Viską gerai permaišome. Viską gerai išmaišome. Ugnį jau galima išjungti. Ir dabar dar duodam pastovėti kokias 5 minutės, kad truputėlį gautų kalendrus ir krapų skonio. Ir eisim ragauti. Pažiūrim, ar druskos užtenka. Ai, kaip gerai. Viskas. Ugnį išjungiam. Deduosi į lėkštę. Ir einam, paragausim. Ai, kvepia visas priešpirtis laukia. Štai pažiūrėkit, kokia geria gavosi sriubytė. Na, čia tokia kaip troškinys su buljonu. Na, ragausim. Bent jau kvapas, tai... Taip, tai pirmoje eilėje paragaukime buljono. Ai, kai buvau pasiilgęs, jau toksai žvarbus vakaras pas mus. Dar nėra sutemę, bet jau. Ir tokia biški aštri. Na, labai super. Žinau, kad ten man sako, palaukit, kol atšals. Man patinka karšta. Norkos irgi super. Nepasileidusios. Na, labai gerai. Bet buljonas tai vapšė pasaka. Nu ir mėsytės paragausim, žiūrėkit, mėsytė lipa tiesiog nuo kaulų. Su troškinu super. Vienu žodžiu, rudenio vakarą kokį, jei kokie draugai apsilankys ar kas, padarykit štai tokią sriubytę, tai žinokit, jums draugai tikrai padėkos. Na ir dar biškį. Labai skanu. Nu, labai skanu. Avieną įsitroškino tobulai, tirpsta tiesiog burnoje. Labai gerai. Paskutinį. Valgyk ir valgyk, kaip restoranės skonis. Labai gerai. Ką, chebrytė, aš einu valgyti toliau. O jums linkiu gero sekmadienio vakarą. Eikit, nueikit iš Lietuvą, kažką pasimkit, užkaskit. Ir iki susimatymo jau labai greitai. Iki.